Porsche visą laiką buvo, toks wow atrodė ženklas. Mašina, kuri tikrai galėtų būti tavo svajonių automobilis. Aš tik Porsche. Aš noriu jų visų. Pralėkdavo kaip velniai tie juodi 911. Velniškai greitas aparatas. Jau nuo pirmų studentiškų vasarų aš darbavausi Norvegijai. Ir ten buvo keletas tokių parkų. Kiekvieną šeštadienį rinkdavosi įvairūs klubai. Ir amerikietiškų automobilių, senovinių automobilių. Ir vieną kartą mes buvom tam parke ir buvo Norvegijos Porsche klubo suvažiavimas. Tiesiog ten nebuvo nei kažkokių lenktynių, nei slalomų. Tiesiog suvažiavo žmonės, ant pievutės išsirikiavo automobilius. Ir jie pradėjo vienas su kitu bendrauti, rodyti savo automobilius, ką patobulino, ką pakeitė. Tada visi nuėjo į restoraną pietauti, dar ten pastovėjo kokią porą valandų ir visi gražiai išsiskirstė. Kažkaip aš pagalvojau, o kodėl mes Lietuvoje to negalim padaryti. Ir mes tiesiog trys tokie, entuziastai pavadinkim, Andrius, Vaida ir aš, tiesiog sakom, užregistruojam klubą. Ir užregistravom tuo metu 2003 metais gruodį. Bet mes pavadinom Porsche, kadangi tai buvo toksai jau paršiuko simbolis, žinai, tai mes ir paėmėm tą pavadinimą. Oficialiai mes negalėjom pasivadinti Porsche klubas. Tuo metu tokia organizacija jau buvo Lietuvoje, bet ten su Porsche labai mažai bendro buvo, nes jie tą savo logotipą ir ant ralio ir ant žiedinių Žigulį automobilių klijuodavo, tai mes skaitėm, kad ten nėra tas Porsche klubas, kurio mes norim. Tai buvo pirmasis logotipas, tas paršelis, jisai buvo mano rankom pieštas. Nors aš nesu nei dizaineris profesionalus, nei ten gerai valdęs tas visas grafikos programas, bet nežinau, visai gerai žiūrėjosi man tuo metu. Gal dabar šiek tiek taip juokingai ir mėgėjiškai atrodo, bet tuo metu visi sutiko, kad tai gali būti mūsų logotipas. Kai mes įkūrėm klubą, mums buvo pasakyta, kad jūs, kai turėsite oficialų klubą, jūs galėsite važiuoti į bet kurią pasaulio šalį, kur yra Porsche klubas, jūs visą laiką priims kaip savus, kaip svečius. Ir tas, aišku, tokias irgi buvo gundantis dalykas. Padarėm pirmą renginį 2004 metais, tai ten vos keletą mašinų turbūt kačerginiai buvo. Nebuvo to greito augimo klubo narių prasme. Verslininkai, kurie tuo metu turėjo ir tas naujesnes mašinas, atvažiuodavo į renginius, žiūrėdavo, ką mes veikiam, ką mes darom. Ir reikėjo keleto metų turbūt įrodyti, kad mes rimtai nusiteikę plėtoti šitą veiklą. Tie patys nariai, kurie rinkdavosi į tą neoficialų susirinkimą, jie panašus ir dalyvavo. Labai buvo aktyvūs žemaičiai, ten prisijungdavo kokios 8 ar 9 mašinos, jie ten visą laiką dalyvaudavo labai. Gintaras jau buvo sukūręs tokį bendraminčių ratą ir buvo taip, kad mane ten ir Giedrius pakvietė, ir Gintas, kad sako, va, čia toksai klubas, čia Porsche susirinka, pasivažinėja. Ir man buvo iš tikrųjų įdomu, tai aš nuvažiavau kelis renginius, būdavo visai smagu, pasišneki su jais, kažkur nuvažiuoji, kažkokios tai pramogos. Ir buvo visą laiką noras, kiek įmanoma, sutikus kažkokį tai automobilį Porsche, aišku, jų buvo tikrai labai mažai, tą žmogų pasikalbinti, kad jisai būtų mūsų kažkaip tai tos bendruomenės narys. Dar prieš dalyvavimą klubo veikloje važiavau su savo Porsche Vilniuje, Šiaurės miestelyje, naktį. Sulaukiu skambučio, sako, labas vakaras, Andrius Karnašnikovas skambina, mes dar nebuvom tuo metu pažįstami. Sako, ar ne tu čia pravažiavai su savo Porsche? Nes, sako, išgirdau, puoliau į balkoną, žiūriu Porsches. Ir kaip tik, girdėjau, kad įsigijo kažkas tai tokį juodą Porsche ir nori įstoti klubą. Sakau, aš. Susitarėm ir taip su Andrium buvo toks pirmas susitikimas, tiesiog kieme, aš grįžau ir lauke mes aplink tą mašiną, taip, kaip sakant, besiseilėdami. Tuo metu vaikščiom ratais. Mes labai daug išmokom iš Estijos Porsche klubo, nes jie kvietėsi mūsų pas save į renginius, atvažiaudavo į mūsų renginius. O estai turbūt irgi jie mokėsi iš tų pačių suomių ar švedų mokinosi, nes jie
glaudžiai bendradarbiaudavo, važinėdavo viens pas kitą į renginius. Pirmas renginys buvo Kaišiadoryse ir Kaišiadoryse mes susirinkom ir startavom į automobilių orientacinės lenktynės ir finišavom Kačerginės trasoj. Dar, man atrodo, turėjom pasivažinėjimą trasoj, apsidovanojom, kažkokius ten diplomus aš atspausdindavau, tiesiog sumaketuodavau pats savo rankom. Šalia Kačerginės žiedo tokia užeiga berods iki šiol išlikus, tai ten tradiciškai kokio šašlyko suvalgydavom, alaus atsigerdavom ir išsiskirstydavom namo. Tai tie renginiai buvo vienos dienos iš tikrųjų. Pirmiausia, tai man aišku labai patikdavo visos mūsų šventės, kurias organizuodom, tai labai įstrigo ten atminti. Labai patikdavo kelionės mūsų, kai keliaudom per Lietuvą ir ten rinkdavome taškus, užsukdom visokias kavinukės, bažnyčias spręsdome galvosukius. Aišku, tais laikais tai buvo beprotiškas lėkimas, ne taip kaip dabar, tada apie saugumą mažiau kažkaip galvodom. Buvo svarbiausia greičiau, kuo greičiau įveikti tas užduotis, padaryti ir lėkti ten beprotiškais greičiais. Ir aišku, pats įdomiausias tai būdavo lenktynės. Iš pat pradžių tai turbūt ne trasose, bet man labiausiai įstrigusios lenktynės tai yra, reiškiasi, Druskininkose. Ruduo buvo, atsimenu, tada šlapė, lapų daug, slidžių ir lenktyniavome plikta bažnytėlė. Egidijus turėjo jisai tą automobiliuką, tokį žalę, tuninguotą, perdarytą ir mes kažkaip sugalvojom dalyvauti 1000 km lenktynėse. Modifikavo, pritaikė lenktynėm ir startavo pirmose 1000 km lenktynėse Palangoje. Pirmosios lenktynės baigėsi neprasidėjusios, nors kvalifikacijai buvo užimta 3 vieta. Po to liaudiškai tariant, praputė tarpinę vieną kartą, antrą kartą ir nepavyko startuoti. Antrais metais vėlgi su tuo pačiu žaliu 944 turbo vėl bandėm kažką pasiekti tose lenktynėse, bet ten greičių dėžė mums subirėjo, bet ten turbūt 80% lenktynių bent jau pravažiavom tais metais. Faktiškai to žaliojo istorija baigėsi uždarimo renginyje. Buvo nuspręsta pavežioti rėmėjus ar ten svečius. Ir Egidijus lėkė trasoje ir ties starto finišo vieta išskrido iš trasos, per priekį vertėsi ir liko jie kabėti žemyn galvą ant diržų. Mes aišku pribėgom juos, padėjom jiem ten išsikabaroti iš tos daužytos mašinos. Aišku, tam svečiui tai įspūdžių turbūt liko visam gyvenimui. Ačiū Dievui, su sveikata viskas gerai, bet su automobiliu buvo padėtas taškas. Ir tada jau sekančiais, jau 2008 jau Gintaras Nerijus jau dalyvavo su tuo buvusiu mano automobiliu 944, be abejo, vėl jisai buvo perdarytas į sportinį. Irgi nesėkmingai. Pirmais metais važiavom ir nebaigėm lenktynių, užkalė variklį. Tada antrais metais, tai jau buvo mūsų triumfo valanda, sugebėjom iškovoti antrąją vietą savo klasėje, lipom ant scenos, geriam šampaną, mėtėm kepuraitę. Sekantis metai jie buvo labai nesėkmingi. Galų gale užsidegė tas automobilis trasoje Gintarui vairuojant, tai ten parūko dūmai ir to automobilio istorija baigėsi. Priėmėm sprendimą, kad darom oficialų klubą kaip Estija, kurie yra pripažinti Porsche AG gamintojo. Tai jie atsiuntė kriterijus, kurie ten nebuvo kažkokie nepasiekiami. Turi būti veikla, turi būti narių skaičius. Ir mes, kai jiem nusiuntėm visą ataskaitą, kad reiškia tiek narių, tokie renginiai, tiek metų egzistuojame, tai jokių nebuvo problemų. Atsiuntė specialų raštą, aš tą ir pasirašiau, kaip prezidentas tuo metu būnantis, ir mes tapom oficialių su visom taisyklėm, regalėm ir taip toliau. Dabar dar jūs turite įvykdyti tokius kriterijus, kaip nusipiešti logotipą pagal standartą, kokio reikalavo Porsche Clubs Worldwide organizacija. Tada sėdėjom
su Vaida ir kūrėm logotipą. Ir tas logotipas, jisai nuo tų metų turbūt nėra pakitęs. Kas labiausiai visų akis kaitino, tai tos Palangos 1000 varžybos. Jos vienaip ar kitaip prie vyno taurės visą laiką iškildavo prie temos. Kaip dabar atsimenu, tai buvo kažkokiai didesniai grupiai, buvo pakeltas klausimas, tai gal tada mes atgaivinkim šitą temą, pasimam automobilį ir pabandom pravažiuoti šitą trasą ir pažiūrėti, ar tai sutampa su tuo, kad mes čia 1-2 ratus pravažiuojam tokiu pat tempu kaip tie sportininkai, ar tai kaip nors koreliuoja. Mes galiausiai išsigryninom, kad tų tokių tikrųjų, lekiančiųjų, norinčiųjų finale gavosi tie 4. Aš, Arūnas Aurelijus ir Marius. Mes būdami tokie brandolys iš klubo, susitarėme su dileriu, dileris nupirko automobilį, mes, kaip sakant, pravažiavom ne vienas varžybas su juo, tame tarpe ir 1000, ir tai realiai nuo ko viskas užgimė. Ko mūsų vyrukai pasiekė, tikrai yra neįtikėtini rezultatai, tai yra aukštas lygis ir tai, ką jie padarė, prieš kažkiek tai laiko, tai net negalėjom pasvajoti. Ir mes jau žinom, kad vasara tai yra 1000 km lenktynės, mes būsim kaip klubas, mes turėsim savo renginį, mes turėsim savo vakarienę, turėsim mokymus, penktadienį lenktynės. Tai gaunasi tas visas savaitgalis visame komplekse su klubo renginiu, su klubo komanda jau pagrindinėse lenktynėse, tai tiesiog fantastinė savaitė gaunasi. Ir vis laik mane žavėjo 1000 km lenktynėse, kai Porsche klubo nariai dalyvaudavo savo renginyje, būtent tose lenktynėse, būtent toj trasoj. Tai pačioj trasoje aš lenktyniaudavau sportiniu automobiliu, o su gatviniu visada smagu su bendruomenė irgi sudalyvauti. Ta 1000 idėja, tai labai buvo tokia, kažkas tokio, ko niekur kitur nėra buvę ir labai superinė. Per visą tą laikotarpį tikrai matau didžiulį potencialą mūsų klubiečių, jų dalyvavimą varžybose, tarptautinėse varžybose, jų dalyvavimą kitose renginiuose. Iš tikro klubas tai nėra tik tais Porsche automobilių savininkų sueigos vieta, tai yra ir atskira santykių erdvė. Tai ir slidinėjai kartu, tai ir šventės kartu, dviračiais važiuoji kartu. Golfą dabar bando įtraukti irgi golfistai žaisti kartu. Atostogauji kartu, kelionių maršrutus pasidarai kartu. 80-metį Porsche pasidarė kažkokius tai tyrimus ir suprato, kad jiem didžiausias pardavimų faktorius, kas įtakoja sprendimą, yra ne marketingas, bet entuzijazmas bendruomenės narių yra ant tiek užkrečiamas. Tai yra jau esantis Porsche savininkai, be leisdami laisvalaikį kartu ir be pasakodami apie tą laisvalaikį kitiem žmonėm, atrodo tiesiog kaip laimingesni automobilistai. Atsirado visai kitas laisvalaikis, atsirado daug naujų draugų, su kuriais po šiandien dienai draugaujam, kartu keliaujam, turim laisvalaikį bendrą, ne tik automobilių važinėjam. Tai šitas pakeitė gyvenimo kokybę, kaip sakau, jisai pasidarė gražesnis. Kai mes visi čia susirenkam, mes turim kažką veikti ir vertinam, ant kiek mum kokybiškas tas yra laisvalaikis. Labai smagu, kad klubo nariai pradėjo rodyti iniciatyvą, organizuojant kažkokius mažesnius renginius, išvažiavimus, pabuvimus, su kartingais pavažiavimus. Tie visi dideli renginiai, tie pagrindiniai, ant kurių laikosi visas klubo kalendorius, jie toliau tuninasi ir tobulinasi savo eigą kaip yra. Ten atsiranda daugiau tarptautinio bendradarbiavimo, svečių įdomesnių, veiklų įdomesnių, dar kažko tai. Okay. Bet ta metų klubiečio iniciatyva, tas metų klubiečio konkursas, kad būtų taip, kad keli klubo nariai pakviečia kitus 7 ar ten kelis klubiečius
į savo mėgstamas mažytės veiklas, taip sakant. Kur pakviesti tos 7 žmonės nereikia ten nieko daug organizuoti. Ten reikia tik tai, kur mes ten prisėsim išgerti arbatos, iš kur susirinksim, kur važiuosim ir ką veiksim. Va, viskas. Bilinskas sako, važiuojam pasivėžinti. Ir tu toksai į čatą, į appsą, jo, gerai, tvarkai, važiuojam, ir 6 vietos, viskas ir važiuojam. Ir tada atsiranda, va, tipo, iš apačios ta iniciatyva, daug mažų iniciatyvų. Ir tada yra keli dideli renginiai ir daug mažiukų. Ir va tada jau yra kaifas. Aš manau, kad dabar tų veiklų ypatingai padaugėjo šiais metais, tai labai fainai, nes visi nariai aktyviai dalyvauja ir organizuoja. Tu turi netrasti laiko, kad tu galėtum spėti į viską, nežinau, bent jau kas patinka sudalyvauti. Moterų nėra daug klube, bet kai kurios jos nori važiuoti. Ir moteriams patinka automobiliai, ir moteris domisi tikrai automobilių sportu. Tikrai 5 metai iš eilės dalyvauju visose varžybose. Ne moteris dera prie Porsche, Porsche dera prie moters. Klubas ne tik sportiniais renginiais užsiema, ne tik kelionėmis, bet ir dalyvauja socialiniam gyvenime. Prieš 5 metų aš inicijavau aukcionus viduje klubo ir už gautas lėšas mes remiame vaikų namus, vaikų ligoninės ir kitas organizacijas, kurias galima paremti. Man džiugu, kad mes kasmet vis surinkam vis daugiau pinigų ir juos panaudoti tikrai prasmingai, remiant santariškių vaikų ligoninę. Į Porsche klubą stoja tie žmonės, kurie gyvena Porsche gyvenimą, kurie tampa tikrai Porsche šeimos nariais. Tai yra žmonių, kuriem tai yra tiesiog automobilis judėti ne iš taško A į tašką B, o tie jau tokie fanai ir gyvenantis Porsche gyvenimą, jie tikrai nori prisijungti prie Porsche klubo. Automobilis neužkrečia, užkrečia žmogus, kuris vairuoja Porsche automobilį ir jeigu jis apie jį kalba entuziastingai ir visai kaip pozityviai, tai jis labai lengvai užkrės ir kitą. Tai aš manau, kad tai net labai prisideda ir mūsų prie tiesioginių rezultatų. Ne vieną klientą esame kaip gavę naują, kuris sako, aš matau tokią bendruomenę, aš irgi jai noriu priklausyti. Tai čia toks abipusis draugystės ir rezultatų, sakykime, pasiekimų mišinys. Kas toliau? Aš manau, čia nuo visų fantazijos tai priklauso ir nuo technologijų, kuriuom mes eisim. Kiek mes bendrausim su kitais klubais, kiek iš jų patirties pasimsim. Tai aišku, man tai noras būtų, kad tas klubas būtų, kad tame klube būtų daugiau aistros. Kad tie žmonės būtų vėlgi mylintis tą automobilį, mylintis santykius ir norintis kažką tai kuo daugiau kurti patiem. Jau dabar klube tokios įnirtingos lenktynės, kai varžybos būna ar kažkokius renginius organizuoti, tai aš įsivaizduoju, kad po kokių turbūt 10 metų gali būti, kad vos ne visi savaitgaliai bus užimti arba galimybė bus sudalyvauti kažkokio tai klubo veikloje ar nario kažkokiam renginiui organizuojamam. Tai mes turėtume gal taip ir daryti, kad būtų visiems aišku, ką jis ten ras ir ko galėtų tikėtis, bet ne visą laiką žinotų, ar tikrai tai bus. Gal bus dar kitaip, negu jis tikisi ir kad būtų tas smalsumas, kad jisai vis važiuotų į tą klubą ir norėtų jame būti. 20 metų tai yra ir daug ir mažai, kai kam tai yra pradžia, mums yra didelis laiko tarpas. Yra labai malonu, kad mes visi kartu, tiek mūsų daug. Ir aš norėčiau visiems palinkėti sėkmės, kad klubas gyvuotų kaip ir gyvuoja. Ir aišku, tradiciškai daugiau klasik automobilių. Dar bent 20 metų lankyti renginius, tobulinti veiklą, atrasti čia draugų, verslo ryšių ir visiems gerai praleisti laiką mūsų klubo renginiuose. Linkiu, kad vežtų ne tik tai
mūsų puoselėjami Porsche, bet ir visų mūsų mylimas klubas. Ir kad būtų kuo daugiau bendrystės, kuo daugiau aistros, kuo daugiau naujų atradimų, gražių aišku automobilių ir kad Porsche šūkis Porsche veža toliau gyvuotų. Kad meilė Porsche automobiliam tik didėtų. Linkiu, kad kiekvienas klube surastų savo vietą, susitiktų dažniau negu 3 kartus metuose, kad burtųsi į būrelius, kartu keliautų, švęstų, būtų ir džiaugtųsi šitą nuostabią markę. Linkiu išlaikyti tą patį, kurį pradėjo kažkada dar visa, vadinkim, senoji gvardija, vertybinė skalė, siekėmybė tapti nariu, norėjimu būti bendruomenės dalim ir sunkumu patekti į jį, tačiau tuo pačiu ir prisitaikyti prie naujų iššūkių, kurie galimai ateis per ateinantį laiką. Daugiau gazo, mažiau stabdyt ir daugiau linksmybių. Aš noriu ir linkiu, kad klubas jungtų kuo daugiau įvairių žmonių. Tai yra, kad jie būtų visi skirtingi ir jie vienas kitą papildytų. Kad neužsidarytume provincijoje, kaime. Kad būtume pavyzdys ir lyderis tarp klubų. Daugiau bendravimo tarpusavyje, iš to mes tik tais turėsime daugiau geresnių santykių, geresnių emocijų ir naujų geresnių idėjų. Kad mes klube susikurtumėm savo patį geriausią laisvalaikį su automobiliu. Kad jisai būtų kaip tas klasikinis Porsche, ilgaamžis ir metams bėgant juo daugiau žmonių vis gerėtųsi ir norėtų su juo pavažiuoti ir jame būti. Kad klubas toliau augtų, tobulėtų, tęstų klubo tradicijas ir taptų klubo pavyzdžiu kitiems Porsche klubams. Linkiu klubui atšvęsti dar ne vieną dešimtmetį ir pritraukti į klubą kuo daugiau vairuojančių moterų. Kad iš Porsche klubo atsirastų dar daugiau ekipažų, kurie važiuotų, kurie prisijungtų į Palangos 1000 km lenktynę. Mes esame vienas iš 700 Porsche klubų pasaulyje. Linkiu, kad mes būtume pats stipriausias klubas. Gal didžiausias ir nebūsim, bet su stipriausia meile Porsche. Ačiū Jums visiems, kurie šitiek metų buvot kartu.